9 skyrius. Kuo skundžiatės? Pykina. Man skauda čia. O čia? Taip. Jeigu jums skauda pilvą, reikia nueiti pas chirurgą. Jūs sunkiai kvėpuojate? Ar karščiuojate? Tikriausiai krečia šaltis. Kaip šiandien jaučiatės? Ačiū. Šiandien man daug geriau. Pakelkite dešinę ranką. Man sunku, negaliu. Štai tabletės. Gerkite po 1-2 kartus per dieną po valgio. Pagulėkite 3 dienas. Ateikite po 3 dienų. Penkiasdešimt trečia pamoka. Čiuožinėja? Lipa. Jei lipa, tai kodėl čiuožinėja? Viskas aišku. Raumenys. Niekam tikė raumenys. Kodėl niekam tikia? Silpni. Reikia daryti pratimus. Reikia sportinių pratimų. Atsistok tiesiai. Kojas suglaust. Rankas ištiest. 1, 2, 3, 4. Ir viens kojas suglaust, rankas ištiest. Ar greitai sustiprės raumenys? Greitai. Darysi mankštą kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą? Taip. Kiekvieną rytą. Stiprėsi. Paskui 1. Ir tapsi stipri. O negalima iš karto. 1. Negalima. Pakelkite kairę ranką. Kurią ranką? Kairę. Nuleiskite kairę ranką. Kurią ranką? Kairę. Ištieskite dešinę ranką. Kurią ranką? Dešinę. Sulenkite dešinę ranką. Kurią ranką? Dešinę. 54 pamoka. Būt su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti. Man labai sunku, kur tu pradingai. Su tavim kartu, būt su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti. Man labai sunku, kur tu pradingai. Pakelkite dešinę ranką. Man sunku, negaliu. Atsisėskite ant kėdės. Atsisėskite ant kėdės, ištieskite dešinę koją. Atsisėskite ant kėdės, ištieskite dešinę koją ir suskaičiuokite iki 3. Kaip jaučiatės? Jaučiuosi neblogai. Kaip jaučiatės? Jaučiuosi neblogai, tik sunku vaikščioti. Kaip jaučiatės? Jaučiuosi neblogai, tik sunku vaikščioti. Man skauda kojas. Kaip jaučiatės? Jaučiuosi neblogai, tik sunku vaikščioti. Man skauda kojas ir nugarą.
55 pamoka. Štai kur tu guli. Guliu. O kodėl guli? Tu tikriausiai blogai jautiesi. Taip. Tu susirgai. O ką tau skauda? Tau tikriausiai skauda galvą ir uodegą. Ir viskas skauda. Tik nesijaudink. Nesijaudink. Tu jau pasveiksi ir galėsi vaikščioti. Aš niekada negalėsiu vaikščioti. Ką tu? Ką tu? Aš to jau grįšiu. To jau. Greičiau. Greičiau. Smauglys labai serga. Alio, klausau. Labas, gal einam pasivaikščioti? Negaliu, sergu. Kas tau? Ar turi temperatūros? Tikriausiai turiu, krečia šaltis. O ką tau skauda? Skauda galvą, gerklę ir truputį pykina. Gal reikia iškviesti greitąją? Ne, pagulėsiu, gal praeis. Išgerk karštos arbatos Taip, geriu arbatą su citrina. ir paskalauk gerklę su druska. Gerai, paskalausiu. Aš tau vakare paskambinsiu. Sveik. Ačiū, bet geriau aš tau parašysiu žinutę. Penkiasdešimt šešta pamoka. Jam pasidarė bloga. Kaip? Jie manęs visai nebijo, pagalvojo Bobas. Ir jam pasidarė blogiau. Taip blogai, kad teko iškviesti greitąją pagalbą. Jie nuvežė į specialią baubų reanimacijos animacijos ligoninę. Ten Baubą apžiūrėjo vyriausiasis Baubo ligų specialistas. Liežuvis paraudęs. A raidės nematote. Karščiuojate. Apsinuodijote mobiliuoju virusu. Skiriu jums 2 dozę multibaubinų. Nebijokite, tai skausminga, bet nebaisu. Seselė! Padėkit, gelbėkit! Ei, kas nors! Labadiena. Labadiena, prašom sėstis. Kuo skundžiatės? Skauda galvą ir truputį pykina. Ar seniai? Neseniai, 2 dienos. Kiek temperatūros? 38 ir 6. Nusirenkite iki pusės. Kvėpuokite giliai. Nekvėpuokite. Ar skauda čia? Ne, ne čia. Man skauda čia. O čia? Taip. Ačiū, galite apsirengti. Štai receptas. Gerkite po 1-2 kartus per dieną po valgio. Pagulėkite. Ateikite po 3 dienų. Ačiū, daktare. Viso gero. Viso gero. Sveikite. 57 pamoka. Daryk mankštą, valgyk daržoves ir būtinai vaikščiok, skiepytis, paklausyk mano patarimo. Laikyk kojas šiltai, saugok tvirtai, sveikatą